Nu, čia va tame sodybo gyvena mano dėdoks Adomaitis Leonardas. Ir ons mėga laisvalaikiu dirbti skulptūros. Ons, mano tėvoks, Antan tėvoks buvo brolė. Ir visi buvo pasirinkę biški skirtingus amatus. O dėdė Leonardas, tai ons mėga skulptūras daryti. Keletą skulptūrų padarys iš akmens, bet keletą yra iš betono. Betons yra biški paprasčiau valdoms, greičiau daroms, formą laisvesnį gali padaryti, pakraipyti, kaip matot, va, tai ronką atsikėšus kokį nors gali padaryti, į koją pralindus. O tada nebuvo tų instrumentų kažkokiu akmeniu apdoroti, tai va, tons mėga ir betoną. O ten keim pusė pamatysit, yra padaryti Mariją, katrų dirba 12-15 metų, vis iš darbo grįždams po biškiok, ir autoportretas yra toks jau solidus darbs, paskiau yra tų akmeninių mažesnių darbiukų. Įeisim į keimpos, ten pašnekėsim. Tai būtų labai gera, kad galėtų išsaugoti tas skulptūras, nes tap susiklosti gyvenims ne tik anam, bet susiklosti mums visiems, kad po mūsų nebekam prižiūrėti skulptūrų. Ir planuojama sodybą parduoti. Ir būtų labai gera, kad rajono valdžia kažkaip rastų tų kapeikų, apmokėti paveldėtų jau to skulptoriaus Leonardo sūnui, irgi Leonardui Leonui, dabar gyvenančiam Radviliškyje. Jis ten negali niek parsivežti, nes gyvena daugiabučiam, kad ir kapų mylėtų, o būtų labai gera, kad akmenėnos pasiliktų. Viens variants yra kažkur tai prie muziejaus, kits variants yra Adomaičio sodybo, tai kur mano mamos tapyba primityvioji, tai primityvioji skulptūra dar, mano nuomonė labai tektų. Biški pradėti apšveisti. Dabar to apšvietėm nėra gera, bet čia ons padarys akmeninis galvėčius toks kolonom. Tai vat čia padarė dukra, Vida, kad čia gyvena. Čia savo sūnų, Leoną. O čia Anija bod su žmona priėjėm. Tai va, yra tokių kolonos idėjai. Yra, niekap negal niekur nei panešti, nei paeksponuoti. Ons ir dėl to nei tautos dailininkų vardą gau niek, kada nuo visi darba yra monumentalus, sunkus. Į parodą niekuomet nebuvę nunešti. Ir tap ir palieka žmogus daug dirbis, bet, kaip čia pasakyti, apdovanojimas neįvertins, kada negali pasireklamuoti. Čia yra pati solidžiausia skulptūra, kaip vadinu, gyvenimą perlas, nes ons dirba 12-15 metų, pareidams iš darbo, po biškį vakaras su kalčiuku ir nuknebinėjai tų skulptūrų. Šiaip šias laikas tai būtų nesunkiai įveikams, sakmau, nes ir taip jau viena instrumentą, ir diskelė, ir pneumatinė kuja, o čia grina buvo iš ronks viskas kalama.
ten dar toliau ir autoportas, kur tą patį labai daug darbą įdėjęs. Ir ant savo buvusiam darbę, ant dirbo paminklų virtuvė. Ir buvusiam darbę irgi rasdam kažkokį laisvesnį minutį nuo darbą. Tai nukalė savo autoportretą. Toks irgi labai. Tas laikas tai buvo labai daug darbo įdedama, kaip egiptietis, viens pats kalė. Ir tai va tai do tokį solidesnį akmeninę darbą. Yra vienas ir akmeninis, bet užmaskotas darbas. Tai yra va čia ta ruda nudažyta mergina. Ta mergina, dėl ko sakau užmaskot, čia vat dalis, viršutinė dalis, kažkiek apytikrė ateik ir iš akmens nukalt. O paskiau anam matyt stovėjai tą skulptūrą, tokį nieką paeksponuoti. Tons paėmė nulipdė liemenį iš cementą, uždėtų galvą ir suveinuodina, nudažė. Tai vat, ko gero mūsų galėtų vienintelis darbs, kad akmuo nudažyts ir akmeninė skulptūra. Čia yra Kristus laiminantis, čia jau grins betons su armatūrom. Buvau labai religingas žmogus, sekmadieniais nedirb, visuomet eidavau į bažnyčią, į pamaldas. Ir kad anam dar mažiau belikdavau laiką darbau, nes buvau labai pamaldus ir tikrai jokiu atveju nedirbdavau. Čia dar viena tokia savotiška skulptūra ir vaikas čia anūkis, sakės, kad anūkis padarė šokunis. Ir ons yra keletą tokių variantų padaręs, kad ant vazos pedestals kartu ir vaza yra. Tai yra ir gera, ir ne visai, nes laiko bėgant šaltis tų žemė judin ir susprogdin. Ta vaza gali ir po kažkiek tai laiką sutrukinėti. Labai panašaus stiliaus darbs ir antram kaim pas Meižius. Jis padarė sėjėją. Tai irgi ant didelios vazos sėjas. Dar ant religinį pobūdžio darbų yra sukūręs kapinėm. Ir Palangos kapinės ir padaręs Kristų bareljefą iškalęs iš akmens Kristų nešantį kryžių. Yra akmenės kapinės Kristaus galva išskaptota irgi iš akmens plokštė palikti iškėlis bareljefas. Dar ir savo tėvoką kapau, dabar ir nuo patys amžinatelis ten, ir žmona, ir ons pats ir pasilaidoja, tai ten irgi yra darbs marmurinį Kristaus galvai padaryta. Yra tų darbiukų ir betoninių darbų, ir vento kapinės, yra akmenė, tokia Marija betoninė, tai va ta mėgiamesnė tema buvo religinė tema. Bet nevengia, kaip matot, ir paprastųjų temų.
O ta religinė tema kapinės nebuvo sovietmečiu draudžiama, ar kažkaip tai nepageidautina, ar dar kažkaip tai? Nu, gal geriau, sakykime, nepageidautina, kad apdraudžiama nebuvo. Juk ir tos Marijos kapinės ir atsiradusios, ir išlieka anos, kur jau kas pastatė. Ir tada nereikėjo nei tokių leidimų smulkmeniškų, kaip dabar, kad iš kur gausi, ku čia statysi, kas čia savininkas. Tada kažką žmogus sugalvoja ir pasidarė. Nu, dar kambarė yra didžiulė, irgi tokia pat dydžia Marija. Ons pasidarė iš cemento modelį, pagal kurį paskiau kalė šitų Mariją. Tai ten irgi gražus darbas yra. Tai labai įdomu, pats iš plastelino darai tos modelius, o jis jau darė iš cemento modelius, taip? Jo, nebandyti, nei iš molio nulipdyti, nei kur nors matą molis, ons labai greitai trukinėja. Baisiai reikia prižiūrėti. Jeigu nori ten pasinaudoti kaip darbo pirminį modelį, tai ons iš karto darė iš cemento, kad kur reikėdavo, vėl nukaldavo, kol reikia vėl prišpaklioni, tą pasidarydavo tokį, kai jau anam atrodė viskas nebloga, pagaleno galimybės ir tada tokį jau ons kaldavo iš akmens. Čia yra ta skulptūra. Buvo pavyzdys nusilėpdytų modelis, skaitos iš cemento, ir paskiau pagal šitų skulptūrų mums matavo, nežinau, su kokia šitam priemonėm, nemačiau. Nu ir eidau pasimataudavai to akmenį, kaip jau reikia kur dar nutašyti. Nu ir tapo mums padirba tų akmeninių skulptūrų. Tai va toks modelis, o čia dar yra, kaip mums labai buvo pamaldų žmogus. Tai čia Dievo tėvą padarė bareljefą. Šventuosius tą pat ons iškalė Kristui Mariją su kalteliu pats. Ir dar vieną portretą dar galėsim pažiūrėti nuo patys. Tėvukų vestuvinę nuotrauką. Aš nežinau, labai kokiais 65 gal iškalė. Mes tą namą pasistatė 61, man atrodo, ne pirms yra nukalėms tą vestuvinę nuotrauką. Nu. Nes aš žinau, kad kaip pasakyti, nu kaip tinkavo, kaip viską ir ant jau įdėję. O tie rėmeliai, aš žinau aiškiai, kad buvo pirma tik nuotrauka, a paskui ant rėmelius apdėjai. O kad ant apdėjai, aš ne. Nu čia yra irgi biustas, o laukia ir iškalts, nuo paties iš akmens. Va, tu va pervės. Tai gal lauko iš jų? Iš čia va. Ne, čia dabar jį pats tas, kad pertraukons einas ir... Gerai, geriau matyti, kitų nuimti. Kas čia padės? Padarė tų sėjėją, irgi iš didesnio nuo tų skulptūrų. Kaip pasakiau, iš tos serijos ant vazos, kaip ten tai vaiką sukonstruoti. Nu ir čia padarė giminaičiam šitų darbą. Ir kol kas sėkminga, o čia laikos. Sėję su šuniuku. Kokiais metais tai buvo? Nežinau. O gal ten dukra. Gal dukra žinotų. Gal jūs netyčiom žinot, kokias pastatė.
situacija jau čia kaip tėvo. Aš nežinau, čia mama to žinot geriau. Mamas, kadangi nebėra, o aš tų prisimenus, kad 82-83 metais, va per tų laiką šitai nestrobelį ir pastatyta ir anų pastatė. 82 metais panašiai. O kodėl sėjėjas būtent? Nu tai tėvai visą laiką buvo sėjikai. Prie žemės. Darbavos vis laiką, juk jis sėja kultūrinius visokius. Nu yra sugalvoja, va taip va ir pastatė tokį šitai. Sėjikas. Tai čia jūsų tėvo? Ja, čia mano tėvo psi. Nu. To ne, aš nežinau. Jo, čia jau mano. O dirba čia veito, tas Levons? Levons tų šitai parvežė, tų apvalų parvežė iš Levoną. Nu. Iš namų? Ja, iš namų. Nes žinau, kad buvo didelį priekabą, kad neperskeltų ant savata šitą va visas tas. Gražiai iškėlė ir tada Levons atėjo iš čia šitą tų fundamentą, kad galėtų tas va vazonėlis padėti ir tada va tų šitai jums tapė. Leibdi? Leibdi. Nu. Nu, puiku. Nu va. Ačiū. Jie dydis vienas iš darbų ir mums padarė savo kaimynam Balnių giminę. Irgi ištašė iš vieno akmens, nuėmė koks, nežinau, čia koks 7 cm sluoksnį akmens, nušlifavo foną, o tam likusiam iškilime ištašė tą Kristaus galvą. Čia taip pat labai daug darbo. Ir šiuolaikiniam priemonėm tai yra gana greita padaroma, bet anas laikas, čia kokias, kada čia buvo palaidots 93, bet tikrai ne tų metų. Čia mums galėjai padaryti kokias 70 panašiai. Va ten, ant kalnelį. Tiesiog šveit, va ta Marija, ano dirt, betoninį, preisam arčiau pažiūrėti. Biškį tą tujų užsto, biškį gal tas gilis, aš pasuksiu į šoną, kad nesimaitytų į vaizdą. Ir reiks man pačiam nusipaišuoti. Lygia 11. Jo, čia. Gali būti ir... Kad čia nesimat, va tas. Eik tas. Nu, prieisam iš arčiau. Dabar pamačiau, nu. Nu papasakok. Va, kaip įdomi atsispindas ant kiet paminklo, tas bareliefas, kas yra ant šito. Tai toks šventas pasidalėjo į 2 dalis. Ir ten, ir čia. Galėti ir už nugaras, bet mums vis tik tai mato. Nu va, galim praeiti. Čia yra Levonas tas skulptorius, Leno žmona. Čia darė savo tėvo paminklą, bet išėjo yra nam pačiam. Čia yra marmurinė galva ir akmeninis paminklas. Pats raidės kalė, visku. Ir čia atsispindi.
į tą vietą. Šiaip čia įdomus toks dalyks, Dievo veidą iškali, bet einant netgi už paminklo antros pojus, kaip matot, saulėto dėno atsispindas čia ir vis tiek tas Kristus mato tos praeinančius žmonės. Nors ons atsisok Simui, bet ons mato ir praeinantį takų žiūrovą. Veidrodinis atspindis, bet tikras ne koks montažinis. Tas atspindis labai įdomus atspindis, va dabar kada žiūri, matos, kad Kristus žiūri į tų pojus, tas bareliefas. Bet tik biš pasisok, ten tas akmens neįdėls, nešlifavimas, iškart gaunas tai Kristus gal į tų pojus žiūri. Jeigu tai būtų veidrodis atspindys, visai netap. O ant akmens atsistojęs biškį pažiūrėti, vėl kitapons žiūras. Ir pabandyk pajudėti. Tiesiog mirus uošviams liko ta statula ir siūlėm visiems giminaičiam, gal kažkas norės, nieks nenorėjo, siūlėm bažnyčiai, irgi nenorėjo. Ir kažkokia mintis buvo, kad parsivežti pas save tiesiog. O ta tokia atsiradimo istorija, tiesiog uošvienė užsisakė pas gerbiamą Adomaitį. Tiesiog, bet aš nežinau, kodėl būtent Dievą, nes ten buvo ir tų tokių kitokių statulų, bet va būtent va ir tiesiog nebežinau sumas, bet sakė nemažai ir mokėjo už ją. Tai va tokia ta istorija, nelabai te žinom iš tikrųjų, kaip ten viskas, kodėl būtent tokia statula. Į paseną buvo labai gražiai, buvo iškas toks prūdėlis ir ta statula, daug dėlių, tiesiog įspūdingai taip atrodo. Bet ant to pedestalų jūs čia pakėlėte? Ne. O buvo? Buvo.